Sveiki, šiandien pristatysiu antrą komisinį iš atlygio plano Yes Global kompanijoje, kuris galiu pasakyti, kad nei viena kompanija šito komisinio nemoka. Todėl mes galime pasidžiaugti už tai, kad už kiekvieną padarytą darbą kompanija moka mums atlygį. Su jumis Aušra Stankevičienė ir prisiminkime, kad kompanija yra net 8 būdai gauti atlygį. Vieni yra mokami iš linijinio marketingo, kiti iš binarinio marketingo, kai kurie komisiniai mokami iš karto padarius darbą, kai kurie vieną kartą mėnesyje. Tai apie pakvietimo bonusą mes jau pakalbėjom pirmam video, šiandieną kalbėsime būtent registracijos bonusas, kada mes suvedam visus partnerio duomenis ir padedam jam įsigyti startinį rinkinį. Tai šitas irgi lygiai taip pačiai išmokamas tą pačią minutę padarius šį darbą. Startiniai rinkiniai, kaip ir minėjau, pas mus yra pionierius, bulderis ir lyderis. Tai yra pagrindiniai 3 paketai, su kuriais dirbame mes visą Europą ir aplink ją. Tai ką noriu pasakyti, naudingiausia šiai dienai tikrai niekada neneiksiu šios minties, kad yra pionierius, vieną kartą nusipirksite, gausite 26 produktus, vartosite jūs, likusius parduosit, susigrąžinsit pinigus, beje, startiniuose rinkiniuose atkreipkite dėmesį, produktai kainuoja po $34, ne po 40, kuriuos mes gauname parduodami klientui. Ir jūs pardavę produktus po 40 susigrąžinsite dalį pinigų ir galėsite toliau dirbti. Bulteris daugiau šeimai skirtas, 12 produktų žmonės pasidalina šeimoje ir vartoja. Paskui gali dasipirkti arba pionierių pasidaryti, arba pirkti kaip papildomus pirkimus. Lyderis, 3 produktai, $102, turi 90 taškų. Ir pabrėšiu dar, kad visada tiek iš lyderio galite tapti pionierium, tiek iš bulderio galite tapti pionierium, kuris jums pats naudingiausias, nes jo komisinis yra neribojamas. Einame toliau. Premija tiesioginiam rėmėjui už paketus, kaip ir minėjau, tai yra kada partneris užsiregistruoja ir įsigyja paketą, jūs gaunate iš karto tą pačią dieną už pačio paketo pirkimą, tai jau mes apie tai kalbėjom, $234, jeigu registruojat pionierių, jeigu registruojat, jūs esat bulderis ir registruojat pionierių, gaunat 163, jeigu jūs esat lyderis ir nebūsit pasikėlę į pionierių, tai jūs už pionieriaus registraciją gausite tik tai $101, o darbą būsite padarę tą patį. Todėl visą laiką sakau, prieš pradedant kurti komandą, tikrai rekomenduoju pirmiausia pasikelti savo paketą. Tai apie antrą komisinį, kurį šiandien noriu pristatyti, kur sakiau, kad tikrai tai išskirtinis komisinis, kurio nemoka nei viena kita kompanija, kada mes suvedam duomenis, pavyzdžiui, mes esam pionierius ir registruojam pionierių. Kompanija mums sumoka 19,50. Jeigu mes esam bulderis ir registruojam pionierių, kompanija sumoka 15,60. O jeigu jūs esat lyderis ir registruojat pionierių, kompanija sumoka jums 11,70. Čia viskas yra doleriais ir šitas komisinis prisideda iš karto prie paketo pardavimo, tą pačią sekundę įkrenta į jūsų balansą. Ir kaip tai atrodo? Jūs esat pionierius ir suradot pionierių, jūs suvedėt jo duomenis, gavo $19,50, plus gavote už startinio rinkinio pardavimą, iš karto jūs gavot $253,50. Jeigu jūs esat bulderis ir pasikvietėt pionierių, jūs gausit už duomenų suvedimą 15,60, plus už paketą bus iš viso 179,39.
Bet jeigu jūs esat lyderis, padarė tą patį darbą, suradot pionierių ir savo paketo nepakeitėt, jūs gausite 11,70 už tai, kad suvedė duomenis, 101, iš viso bus jums 113. Ir dabar palyginkime, jeigu jūs esat pionierius ir jeigu jūs esate lyderis tarp pionieriaus ir lyderio, yra net 140 dolerių skirtumas, ką gauna būdamas pionierius padaręs tą patį darbą ir ką gauna lyderis. Į tai būtinai atkreipkite dėmesį ir visą laiką prieš pradedant registruoti pagalvokite, ar tikrai nereikėtų jums pasikelti savo startinio rinkinio paketo. Tai va, tai ką noriu pasakyti, kad jūs ir patys, ir pasikvietę savo partnerį, gausite kokybiškus produktus, mokymus, palaikymą, visą informaciją, kurios jums reikia. Ir jeigu jums trūksta dar informacijos ir norite sužinoti daugiau apie produktus arba atlygio planą, būtinai kreipkitės į tą žmogų, kuris jums davė šį video pasižiūrėti. Einame toliau link trečio komisinio.